Taigi sveiki ir pagaliau grįžtam į YouTube su nauju iššūkiu. Atvykom į Italiją, nusipirkom pačius pigiausius dviračius, jie vos važiuojantis, be stabdžių kai kurie, bet pasiruošę esam apvažiuoti aplink visą Italiją. Visas smulkmenas sužinosit toliau, kaip viskas vyks, o tai pasiėmę esam antikvarinius dviračius ir žiūrėsim, kaip mums čia gausi. Tai gero žiūrėjimo ir važiuojam. Tai visą kelionę pradėsim nuo šitos katedros ir užbaigsim čia, greičiausiai. Padarėm biškį tokią stotelę, apsipirkom valgyti, nes dabar išvažiuosim iš miesto, tai nebus parduotuvių. Ir nenorėjau centrą labai filmuoti, nes čia pizdės, kai daug žmonių, norim tiesiog sprukti čia, išvaryti į miestą kažkur. Jo, pradėjom nuo pusę dienos, tai neplanuojam labai daug nuvažiuoti, kokią 5 km gal tik tai nuvažiuosim. Nuvarysim dar iki parduotuvės sportinės, nes mes neturim dujų balionų. Radom viryklę, bet neturim dujų balionų, tai tikimės, kad rasim, nes jei nerasim, tada nevalgysim šiandien. Nu, dar kokie 10 km išvažiuojam iš miesto mes jau. A ne? Jo, ir baisiai karšta, baisiai. Brūžinas pas mane ratas į tą. Labai pas mane daug svorio prikrauta, tai nežinau, kaip čia bus. Mariukas tvarkas, užsiriš maišą. Nuvarėm 4 kilometrus. Visa šlapia, bet aš ne visą nuvarė užšlapę. Ne, nuvarėm 8 iš viso. Nuo Lidlo 4. Dar šiandienos tikslas dar tram 5. Iki Dekatlono ir po to jau žiūrėsiu. Jaučiu po biškį eina diena į vakarą, bet mums dar liko 2 km, nes mums sustoja pavalgėt. Dar nuvarėm hamaką paimti Mariukui, nes netelpam palapinę, tai saulė leidžiasi, tai greičiausiai biškį teks naktį pavaryti, apzuotis. Žiūrėsim, kaip čia seks. Jau biškį suprakaitavęs tas kameriukė. Tik atsargiai reikia žiūrėti ir važiuoja. Kaip dabar čia šilta? Blet, reikia čia važiuoti. O, blet. Ble, jau užpiso mintį. Subinė skauda, čia sėdynės tokios, tai pizdėt, kaip nervuoja. Nutrumpinom kelią biškį. Dar liko normaliai kilometrų, bet čia blema mumis veda žemėlapis normaliai. O ten lempas matosi, kad ten gražiai taip galim važiuoti. Ne, mes trumpesniu keliu.
What the fuck aš jį per padarti? What the fuck? Gerai, gal nesikabinsiu. Žodžiu, čia kokias dabar 2 valandas trankėmės iš kampo į kampą. Dabar jie neklysto, 8 yra. Ai ne, bus jau po 8. Žodžiu, radom tokią vietą, gali čia parodyti. Mariukas. Oi. Nu, žodžiu. Ir čia yra pora medžių, tai čia įlysim biškį porą metrų giliau ir čia miegosim, nes jau pasidavėm ir pavargę baisiai ir tiesiog jau morališkai aš labiau pavargęs, tiesiog norisi jau gult ramiai ir out. Tai jo dabar čia biškį sumuštinukų pasidarysim. Dar pavalgėm skanėstų biškutuką. Ir varysim jo papa. Tai pirma diena tai sunkiausia turbūt. Nors ir pradėjom nuo pietų, bet No. Bum, tolygiai koja. Opa. Ir tada pats visas krenti. Opa. Seni. Seni, rojus čia pas tave. Opa. Opa. Seni. Tai čia paliava. Nedėk ant tipo vienos vietos didelę svorį. Paskirsti tipo tą svorį. Ant ko plačiau paskirsti. Aš ne. Duo ranką. Koks skirtum? Laikyk. Laikyk čia. Laikyk. Kas tai čia, ble? Laikyk, palauk. Ką čia darai? Ką čia darai? Čia plėtą. Blet laiko. Nu, normaliai ir tada normaliai. Laik, nakui. Ne, normaliai, tai atsigul. Kas atsigulė? Tai kur tu kojas dėti? Nenoriu pulžės. Nu ir ką? Nu, Blogai? padėk, Dabar lep. pasisupam. Ai, nesisupam. Bet laiko. Blet, o Jėzau, geriau. Good morning. Ką dabar ne? Belegai miega nori. Tai žinai, man įdomu, per kamerą matosi, kokia mažytė palapinytė. Nu čia, parodyt galima bus iš metu. Toks čia drėgnas oras, tai kapės. Jo, žodžius, mėgojom, tai taip. Marius turėjo mėgot hamakę, bet pimpalas sušalo. Vidury nakties mane budino, žadino 10 kartų. Ir šokom iš šitą mažytę palapinę. Nėra blogai, iš tikrųjų, kuo labiau susigrūdom, to šilčiau, bet nėra ir taip šalta, tik tai kad va. Ryte dabar čia laipsniai pakritę. Bet jo, dabar žodžiu, biškį apsitvarkom, išsikepam kiaušinių ir važiuojam kelią. Pirmą kartą Neotilija gamina. Nu, čia toks jovalas atrodo, kepsim puodę, nes visą tą pakuotę kiaušinių sušersim. Dujinę pagaliau sutvarkėm, viskas liuks. Mariukas, homo. Šefusių tudėjai. O taip va. Pirgų iš pačių rytų kiaušinių. Vaikai. O čia taip pusrytukai. Aš čia nuo nakties dausosi kažkas. Ten kažkas. Čia blema, nežinau, ar nufilmavau, bet čia tiršiukai bėgioja labai. Tai ir miegojo kartu. Labai daug vaidė tokie. Dar čia vakar. Pabandysiu nufilminti. Mes čia esam prie didelios tokios parduotuvės. Ir žodžiu, vakare žmonės, pardavėjos, kai baigė darbą, nešė šiukšles, tipo išmesti ten daiktus visus ten. Nu, tiksliai nežinau, ar ten rūbų parta ar kokia, bet kažką labai didelis tokius maišus išnešė išmest. Tai įdomu būtų nueit pasižiūrėti, kas ten. Dešimt kiaušinių Čia ryte. Mariuko receptas.
O, dabar maišymas. Po per 10 kiaušų atidaryti. Ką mačiau ne to maram. Ai, čia jau užkepė. Nu, kiti įkepė. Nu gal gerai gausi. Ai, kai čia omletukas pasakas. Mašina, aš draskai sumešiu kaip bomžiai. Mariko stabdžius sutvarkėm. Įtempė man zateškių ten sodinę. Tai priekiniai veikia, tik tai tą galinę reikia, nėra. Mechanika. Nu, susitvarkėm viečikę savo, susipakavom. Utiliai lenciugas biški nukrito. Bet užsidėjom, viskas okei. Lėksime gili dleko ir viskas, ir į kelią. Bandėm čia atsisės, žodžio, ant dviračių ir baisiai subinės mums skauda nuo vakar. Nes sėdynės, aišku, nėra tobulas, tai bandysim mėgmaišį dabar užsirišti. Aišku, nieko čia gero nesigaus, bet kažkaip po biškį suktis reikia. Ta-da-da! It's the motherfucking double G! Kaip iškart geriau su vinkuliui. Ai, kaip raryti, iškart kaifuoji. Šio žodžiu pasipakavom, varysim jau ruošiamės, nusižiūrėjom kelią. Kol kas nustačiau 5 kilo į priekį, bet nežinau kaip čia dar seksis, nes mes važiuojam kažkur 10 km/h greičiu, nes baisu labai ir greičiau važiuoti, nes labai didelis svoris. Ir baisu, kad galinis ratas gali net laikyti, ten susižalot mažiausiai norisi, tai čia vieni iš minusų su tais antikvariniais dviračiais, bet ja. Jo, ir čia labai pirmos dienos tokios sunkios, nes nuo vaikystės kaip nevažinėja dviračiais, tai įsivažiuot biškį sunku. Ta subinė sutrynė, tai pizdėt. Čia mano. Toks Čia. Moteriškas biškį. Čia Tilijos toks pribombasintas. Biškį su lenciūgų problemus, biškį su sėdynė problemus, bet nieko tokio išgyvensim. Ja, šitas greičiausiai atrodo lūš. Čia airido pribombintas normaliai. Jo, čia daugiausiai svorio ir man tai baisu. Čia dar jo pripūtė esam. Bet čia kažin, ar čia gerai baigsis visas šitas. Čia vis konstruoja kažką tai. Ką čia darai, šokį?
Čia ką tik ką... Čia buvo nuskundimų krūva belė kokia. Tilija sako, jau vsio nebegaliu mint, skauda tą, na, Mariukas irgi jau kelias. Tipo, neina mint, nu, tipo, meti ir tiesiog kerta kojas ir niekaip nepavyksta. Dar į kalną reikėjo, tai iš viso aš ten galvau numirsiu, o dar neišnoriu. O nėra kur sustoti. Jo, pas mumis su Atilija yra vieno bėgio dviračiai, tai mes nelabai turim pasirinkimo. Pas Mariuką yra čia kažkokie bėgiai. Tai kažkiek geriau, bet tai irgi šūdas čia. Mes šiaip turim mėsytės, bet reikia keptis, o dabar keptis įstoti neapsimoka, tai dabar keliausim į Lidlą, nusipirk kažką, taip kokių sumuštinių pasidaryti dar, nes noris vis tiek valgyti, kiek mes jau čia virš 20 km nuvažiavom. Nu, kai sakau, taip garsiai, tai atrodo, va, 2,5. Nu, atrodo, realiai nedaug, bet iš tiesų ant kiek. Nes dar daiktai, svorio, dar metai. Ir taip dviračiai nėra iš pačių geriausių, žinau, tai... Iš pačių blogiausių? Iš pačių blogiausių jie, tai vat, nelekiam kaip transportininkų. Žodžiu, pasustojom biškį artimesniam mieste, negu planavom, tai čia 7 kilais mažiau, bet visi kaip ir nori daug didesnio poilsio, saulė irgi jau po biškį leidžiasi, tai galvojom kaip ir nieko. Pasiėmėm vandens butelių, tai parodysime jums, kaip ruošiamės maudyti. Žiūrim į vietovę ir planuojam, kaip visus šitos daiktus susivežti. Nes jau kaip ir visi apsipakavę full, bet reikia dar daugiau. Kiaušinių vėliavė. Ja, kiaušinių pasiėmė. Aš draskės. Eik tu, nu kur? Žodžiu, mums dar reikia pavažiuoti čia porą kilometrų ir... Nežinau, pabandom į degalinę nuvaryti, čia kita nebus. Nuvarysi to, Tilija, pašnekėsi? Jo, tai gal. Nežinau, ar... Nusimo, sorry. Nusimk viską. Žodžiu, pripūtė padangą, tik tai viena problema, tai vis tiek kažkaip reikia spręsti. Tai galvojam nieko dar kol kas nepirkinėti, dabar kol pripūtė, tai žiūrėsim, jeigu įsileidinės, tai čia kaip tik atvarėm į tokį kaimelį. Nu, miestelis čia toks gan didelis, tai žiūrėsim ir jei įsileis rytoj iš ryto, varysim pirkt kavą. Žodžiu, išsirinkom ne pačią patogiausią, nemaloniausią vietą, bet jau pratinamės prie visų šitų malonumų. Ne, iš tikrųjų tai nėra jokio miškelio aplinkui, už 8 km, tik tai yra jau saulės va tiek ir beliko. Tai palauksim, dabar darysime valgyti ir tada palapinę jau skleisim. Bet galvoja, nepamatysi. Mariuko gamyba, vištienos su bulvių, kažkoks sriuba, troškinys, košė. Skanaus vyrai. Gerai. Aš jau galvoju, atvažiavo pis proto kažkas. Visi šūs. Ble, kažkas atvažiavo šunį pavedžioti ir pamyšti to pačiu. Mes čia valgom ten. Nu, žodžiu, viskas, all good. Tai žodžiu, visas maudymas taip prigaunasi, tiesiog pasiėmė iš butelių. Žinoma, galėjome pasimti nešiojamą tą dušą, bet visai pamiršom apie jį, tai teko taip. Jau ruošiamės miegoti, tai ant palapinės užmetėm tentą, tai pasislėpė žaliai, o čia palapinė mini. Maža palapinė gaunasi, tai dėsim čia daiktus, kadangi toks labai krepšdantis, tai manau išgirsim, jeigu kažkas pyzdys. Arba ne, nežinau, nu čia neturim ką daryti. Tas hamaką gavo, bet, sako, man per šalta. Man per šalta. Ir 3 eisim į vieną žmogaus palapinę. Jop. Mes viertai. Urviniai. Kai urviniai mėgosim. Jeigu ilgiau nesimaudau, pavyzdžiui, ten kokią 4 dieną numaut ir tas jausmas, kai esi švari, tiesiog nežmoniškas jausmas, toks fainas. Vienu žodžiu, va. Pasiruošėm miegoti viską, susilankstėme maišiukai vietoje, airico, vėlikai, žiauriai šalta. Reiks tada iš jom pasisim biškį
Baisu laukia, kas daras, viskas, einam liuliuot labanakti. Neįsivaizduoju, kaip batus apsinauti. Tai blogas oras, jūs neįsivaizduojat. O Dženovai, kiek ten laipsnių? 14. Pas mus gal 6 dabar, o nuo čia iki Dženovos kokių 8 kilų tik tais. O taip skiriasi. Lietuvoje kaip šalta. Man reikėjo daugiau paspaus per tas kelias dienas. Dak, pafilmuosiu laugą, kaip atrodo. O, good morning. Ką tik nulijo normaliai ir visur baisus rūkas. Dviračius padėjo va čia už palapinės. Marius iškiša galvą, pasižiūri link dviračių pusę. Oi, blėt, dviračiai vietoje. Jau norėjo, kad nupirstu dviračius, kad tik nebevažiuotų. Oi, blamba. Aš grįšiu Lietuvą, rūras operaciją darysiuos, nes labai negerai. Labai negerai. Sabaka už tavęs atsargiai. Ką tu žiūri? Toks įsitempęs, dėdė. Kur? Blema, visai nieko vietoj mėgo. Jokių garsų, beveik jokių žmonių, jokių gyvūnų. Smagiai. Pačiai geriausia naktis, užskaitau. Porą paukščių klikiančių ir visi. Ne tiek, kiek anakart. Nu, praeitą naktį. Kas valandą? Kaip jauties? Gerai, persimėgau biškinant. Net persimėgau, gerai. Baisiai šalta. Eisim arbatos atsigersim. Arba kavos. Arba kavos. Valgysim kiaušinius, nusikepsim. Žiūrėjom, bet tai nedėk arti veido. Tu pažiūrėk, mano. Ką mes čia grybai? Žodžiai, šaunam kavos, pavalgom kiaušinių ir varom į kelią. Ai, negalim varyti kelią. Ateik, parodysim, kas buvo. Žodžiai, ant patangą vis tiek leidžia. O čia kiaura. Pizdatais, dabar ir starkysim. O tai sakai, čia yra kažkur dviračio parduotuvė, ne? Žodžiai, dėl padangos nusprendėm, kad nuvarysim čia į bike shopą, nusipirksim tą kamerą ir patys, jeigu ką pasikeisim, jeigu tvarkymas brangiai, ir žiūrėsim, kaip. To tik pažiūrėsiu, kada tas bike shopas atsidaro. Važiuoju, atsidaro 9 valandą, tai taip ir varom. Bandom kažkaip žiūrėtis, kuo pigiau viską, kad neišvaistyti čia pinigų ant to dviračio daug. Nusipirkom vinkinį ir tik 2 žmonėm čia ir neturim panuką darėm. Ir bliūdas gerai. Mariukas va. Tilija buvo nuvarę su Mariuku į tą bike shopą. Čia vienintelis, kuris buvo šitą miestelį. Tai kaip ir viskas okei, pridavė jau dviratį, tai tik reikės iki 11 laukti. 2 valandas dar reikės palauk, gal sutvarkys, nuvarysim pasim. Na gal dėl viso pikto, gal ir netyčia, bet tiesiog mums laikas vėl gaišta ir mes vėl kokie tik tai 12 išvažiuosim. Nu ir taip gaunas, kad vis tiek nuvažiuosim vėl kokie, nežinau, 40 km. O jau norėtųsi šiandien būti Dženovai. Iki Dženovos mums, jei neklystu, 80 km. Nesam su tuo tikslu, kad tiesiog čia kruštumėmės, artume, nes kuo daugiau mes čia arsim, tai tuo labiau tie dviračiai birės. Ir nelabai saugu iš tikrųjų su tais dviračiais skristi ant 20 km per valandą. Nes jei neklystu, dviračių vidurkis yra 19 ar 18 km per valandą. O mes, jeigu spaudžiam, geras keliukas tiesus, tai gal ant 15 tik tai traukiam. Nu, tokie dviračiai, čia nėra ką norėti. Tam ir esmė yra su tais dviračiais iškentėti, tuos visus sunkumus patirti, kaip mes juos išspręsim. Nes, pavyzdžiui, Mariukas, tai jo reakcija buvo tik padangą pamatė, kad Kiuro sako, o kiek bilietai kainuoja jau čia man namo? Na, iš karto jau matys, kad jau nebeturi neturi to ryžto ir tiesiog nori bėgti greičiau namo. Bet ir Mariukas greičiausiai bėgs, nes ir taip jam biškis sunku. Ir šalta, čia paduoda biškį šalčia, tai yra čia iš tikrųjų tų sunkumų.
Nu, kažkas tokio panašaus. Ir noriu pasakyti, kaip gavosi šitą idėją iš tikrųjų. Tai visas planas tai buvo iš tikrųjų eiti pėsčiom, žygių per visą Italiją, taip nuo viršaus į apačią, palei pasirinktą kelią, bet kaip tik paskutinę dieną, jau kai baigiam viską ruoštis čia Italijai, Mariukas tokį skėlė, sako, o gal varom su dviračiais? Aš toks pasižiūrėjau, kiek daiktų mes čia turim prisibombinę, galvoju, blemba pėsčiom, tai čia tikrai bus košmaras, nes gal nueisim po tram kilų į dieną. Tai galvoju, blemba, gal ir gera idėja iš tikrųjų su dviračiais, bet dar vis to pačiu man šmeižuoja viena idėja YouTube'o, tai nusipirkti pigiausią mašiną važiuojančią ir pravažiuoti per Europą kuo daugiau, išgyventos visus sugedimus ir galvoju, blemba, sujungal visas šitas abi dvi idėjas į vieną. Ir taip labai daug aurimo prisižiūrėjau, kaip važiavau prie Indoneziją ir taip atrodė smagu, kaip nors su dviračiais, vaikystėje važiavau su dviračiu. Ir galvoju, davai važiuoja. Tai susiradom dviračius, kuo pigiausius, kad tiesiog svarbiausia, kad jie važiuotų, nesvarbu be stabdžių, be nieko, ten nesvarbu, kažkiek patys ten susitvarkėm. Tada Mariaus kainavo 35 eurus ir daugiau papildomai kaip ir neišleidom. Nusipirkom Zateškių, čia 5 eurus kainavo, nes reikėjo tempt stabdžius, nes visai stabdžiai neveikia. Tai vakar susitvarkėm, kad stabdžiai veiktų. Ir va dabar 12 eurų dar va ant padangos ir pakeitimo. Mano dviratis turbūt kainavo daugiausiai, bet nežinau, ar jisai geriausias, tai mano dviratis kainavo 40 eurų. Papildomų išlaidų dar kol kas jokių nebuvo. Bet kodėl pasirinkau šitą dviratį, nes atrodė, kad daugiausiai svorio jis atlaikys. Otilija labai nuo mažens tokią traumą turi, nes jinai su dviračiu važiavo nuo kalno be stabdžių ir ten buvo susilaužęs rankas atvirų lūžių, tai jai tokia fobija dviračių. Tai ant jos yra geriausi stabdžiai, tai galvojom, jai duodam ir to pačiu aš mačiau, kad tas daugiausiai turbūt svorio atlaikytų. O Mariui tai tokį davom, nes jisai pats įsirinko, pamatė skelbimą, oi, šitas belekoks ledinis. Ir jo pirmą dviratį varėm pirkti, nuvažiavom. Per skelbimą tikrai atrodė neblogai, bet kaip nuvažiavus toksai... Tai va, Mariukas norėjo, Mariukas gavo. Tai va, bendrai iš viso kažkur gausi apie 100 eurų ant visų dviračių. Nežinau iš tikrųjų kokias kainos dviračių, bet manau, jeigu normalaus nori, tai bent jau 400-500 turi išleisti ant pačią dviračių. Iš tikrųjų, kas blogai, kad čia buvo sugalvota šitas paskutinė minutė, tai nepasiėmėm jokios tašytės įrankių, kad va galėtume patys pasikeisti, ten nei raktų, nei replių, nieko neturim. Turiu tik moment klijų, bet čia aš jos buvau pasiruošęs batams nuo ėjimo. Bet čia viskas taip greit staiga pasikeitė, tai... Bet iš tikrųjų džiaugiuosi, kad šitą idėją, manau, geresnė, nes daugiau nuvažiuosim, daugiau biškį parodysim ir kaip kelsim visus tos video. Tai žiūrėsim mes, kaip mums čia gausis, bet filmuosim 3 dienas ir po 3 dienų įkelsim epizodą. Šio Mariuko dviratukas sutvarkė, dabar pakuojamės ir pagaliau važiuojam. Pagaliau. Jau beveik 12, tai po 11 biškį tai. Ir vėl pusę dienos tik tai važiavam. Jau išvažiuojam. Smagu buvo, smagu. 12 valanda ir blemba, kai gaila, kad negalim nuo 9 ryto tai pradėti. Nes atrodo ryte daugiausiai energijų. Žviriukų čia dabar davė kokius 5 km varyti, taip subinę gerai pabarška. Gerai, geriau negu autostradai varyti, nes prie tokio fūrų pizda kaip baisu. Žodžiu, nuvarėm 17 km ir Mariuko jau galinę padangą parėjo. Dabar esam kažkokiam kitam miestelį, bet čia taip tuščia, pravažiavom visą tą tiesų tokį kelią, taip numynėm ir atrodo, kad čia nelabai ką rasim.
Ai. Šnekėjau ir nefilmau. Žodžiu, kame esmė, tai buvom nuvarę čia pas vietinius, pasiklausim kaip kas čia, tai sako, yra kas dirba, krapštasi prie tokių nesąmonių, tai galbūt, sako, tikliai nežino, bet sako, yra va viens kits. Tai nuvarysim, pabandysim, bet čia irgi tik tai 3 valandą atsidaro, nes dabar pietus. Čia Italijoje įprasta, kad jie ant pietų eina pavalgyt, pamiegot. Tai va, kaip galim sakyti, dabar va, visą dieną vėl nuplaukė. Nuvažiavom tik trupučiuką ir viso. Lemma, labai negerai. Iš dalies man gerai, aš daugiau laiko galėsiu skirti šitam video pirmam. Paeditint. Paeditint ir ramiai neskubėti. Bet norėtųsi, žinot, parodyti geresnių rezultatų, nes biški gėta taip nuvažiuoti po 10-20 km. Bet patiems reikėjo čia jau pasiruošti, bet čia, kadangi idėja sugalvota paskutinė momentu, tai nėra ko tikėtis. Mariukas jau nervuojasi, namo jau nori, žada, galvoja. Žiūrėsim, kaip čia bus. Žodžiu, sustojom čia, kol vis tiek reikia laukti, po tiltų kažkokį palindom. Pasidarysim makaronų, išsikepsim, pavalgysim, pasinaudosim progą, kol čia vis tiek laikas eina. Kaip su? Tai pavalgysim per tą laiką. Gaila, blema, žiauriai gaila. Va, kokie pietai skanumas. Skanumunios. Gertam. Lyja, laukia. O mes čia po autostrados tiltų. Šakės kaip lyja. Mes Otilija varam susirasti tą žmonės, kur sakė. Ir varam pasiklausti, kaip čia, ar pavyks susitvarkyti ar ne. Žiūrėsiu. Čiut neaptaškėtas. Ką? Čiut neaptaškėtas. Otilija važiavo į mane atsitinkė, nuskrido nuo dviračio, aš važiuodamas jos dviratį velku. Viskas gerai. Gerai viskas, rimtai? Nežinau, čia tai trenkiau, aš va taip. Ratu. Žodžiu, palikom tenai dviračius užrakinę, nes Otilija, kai krito, tai numušė man ten sparną, nu tas, kur purvasaugis, ar kaip jisai vadinasi, ir brūžinasi dabar į ratą. Jai nukrito krendinė, galvoja, greičiau per tą lietų, kad čia neskimyčint, param iki pardės vandens pasimt ir dar dėl Mariuko dviračio pakalbėti, kaip ten kas. Ar iš vis čia kažkas tvarkys, jeigu ne, tai bombastika tiesiog. Žodžiu, atvarėm pardę. Labai čia mažas miestelis, nieko labai nėra. Vienas nedirba visai, ten uždaryti ir neprašyti, kada atidarys, o kitas nekeičia tiesiog ir viskas. Tai nežinau, grįšim, pašnekėsim, pažiūrėsim, ką čia daryti. Ką planuojam dabar daryti, tai tiesiog čia ir likt šiandienai, važiavo tiek mažai. Nu, nelabai turim pasirinkimo, dar planavom kažkaip persimesti ir į kitą miestą, bet Mariukas su traukiniu, bet čia irgi toks abejotinas klausimas, tai galvojam, rytoj atsikelsim iš ryto, rytoj važinėsim dar tą miestą labiau, daugiau pasiklausinėsim, gal bus kokių daugiau variantų ir žiūrėsim, ką galim padaryti. Tai šiandien, aišku, tokia šudinesnė diena, bet, nu, kaip ir sakiau, ta pradžia tokia sunkiausia, įsivažiuoti, viskas susiplanuoti, pasiruošti. Tai ką, pirmas epizodas toks ir bus. 3 dienų mūsų kelionė, pati sunkiausia pradžia, bet pradžia. Taršykit komentaruose iš tikrųjų, ko labiau norėtumėt, kad rodytume per video, nes vis dar mokinuosi YouTube normaliai, tai rašykit idėjų, rašykit patarimų ir taip visi kartu tapsim gerais vlogeriais. Kaip čia kitaip sakyti. Tai ką, geros dienos, ačiū visiems, kad žiūrėjot ir čiau.